Labas, mėlėjai, tai grįžtu vėl su nauju receptu, dabar darysiu askarį. Receptas labai paprastas, vėlgi aš noriu jums visiems parodyti ir papasakoti, kaip yra lengva iš tikrųjų maitintis veganiškai ir sveikai. Ir tai neužtruks daug laiko. Na, žodžiu, žiūrėkit ir jeigu gaminsitės, leisite man žinoti. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Ir dabar dar vienas dalykas, YouTube'o sensacija, žvaigždė jau ten turi nežinau kiek milijonų. Shaynas, jis turi 21 milijoną followerių. O Jeffree Star, tai iš tikrųjų nežinau kiek turi. Bet irgi labai daug. Žodžiu, aš jo neseku, bet turbūt irgi seksiu tuoj. Žiūriu dabar video, kaip Shaynas tapo Jeffree Staru kažkuriam tai metui. Ir iš tikrųjų nei vieno video, nei Jeffree, nei Shayno nesu niekada žiūrėjusi, bet žinau, kad jie yra YouTube sensacijos. Ir tiesiog nusprendžiu vieną dieną pažiūrėti ir dabar viskas man čia kaip serialas. Tai 3-4 serijas dabar jau žiūriu. Tai dabar vadinasi The Secret Life of Jeffree Star. Tai čia bus turbūt 4. serija, man atrodo. Na, žodžiu, turėtų būti visai įdomi. You never talked about this? No. I don't want people to use it against me. I don't want those past experiences to... Taigi, mėlėjai, gaminimas yra labai paprastas, kaip ir dažniausiai mano visų patiekalų. Tai aš paimu supjaustu, susmulkinu morką, supjaustu, susmulkinu saldžiąją bulvę į mėgstamo dydžio gabaliukus, tada supjaustu svogūną raudonai ir apskritai mėgstu labiau raudonai svogūną. Ir man jisai skaniau yra negu rudasis, bet Konoras visada sako, raudonas tai salotom, rudasis tai gaminimui. Sakau, o aš darysiu kaip norėsiu. Ir dabar viską dedu į keptuvę ir taip pat įpyliau makadamijos aliejaus, bet makadamijos riešutų aliejaus piliau todėl, kad neturėjau paprastų alyvuogių. Ir štai dar dėjau ir lęšių su kokosų cukrum ir šiek tiek citrinos arba laimo žievelės galima irgi tarkuoti. Tai va, vėl viską suberiu ir pagal gaminimą, kas kiečiausia iš daržovių, tą įdedu pirmą, tas turi išvirti šiek tiek pavirti pirmi, įpilu taip pat vandenuko, jeigu turiu daržovių sultinio. Ir štai, paskui ant galo jau dedu grietinėlę ir dedu kario lapus, kad įgautų aromatą. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. Labas, mėlėjai. Aš dabar grįžau ką tik iš darbo, pravedžiau keletą treniruočių vaikam, taip visą pavargus. Vaikai labai daug energijos reikalauja ir, žodžiu, aš užsimėjau kažko labai gaivaus. Tai atsigersiu vandens be abejo, bet dar taip pat prisiminiau, kad aš turiu rambutaną. Laukit, žinau, kad ir jūs nežinot, kas tai yra, nes iš tikrųjų nežinau, ir aš noriu dabar video vaizdelėje jį paragauti pirmą kartą ir jums papasakoti šiek tiek apie rambutaną. Tai štai kaip atrodo rambutanas. Yra toks gauruotas rambutanas ir sako, jie būna prinokę, kada būna tokie rusvi, oranžiniai arba tokie geltoni, o jeigu žalias, tai jisai dar yra neprinokęs. Taigi, rambutano priešistorė. Rambutanas yra kilęs iš Malaizijos ir Indonezijos. Ir 14 amžiuje, čia viską aišku skaitau internete, arabų pardavėjai, prekybininkai pristatė rambutaną į Rytų Afriką. Ir tada 19 amžiuje Olandai pristatė šį vaisių į Pietų Ameriką. 1912 metais maistas nukeliavo iš Indonezijos į Filipinus, tai turbūt jau jį pradėjo ir tenai auginti. Na ir žodžiu, rambutanas yra labai geras vitamino C šaltinis. Rambutanas taip pat turi labai daug geležies, rašo man kaip veganė, geležis iš bet kokio vaisiaus yra labai naudinga. Tarp kitko, aš vartoju papildus, aš geležį geriu tabletėmis, geriu ir spiruliną ir B12 tabletėmis visada rytais. Ir dabar makro, tai dabar energija. 100 gramų rambutano turi 82 kalorijas.
turi 0,65 gramų proteino, va kaip matot proteino, bet kuri dažniausiai rasti visose vaisiuose, visose daržovėse. Dar yra va, kokie benefitai. Jame yra gausu antioksidantų, kurie kovoja prieš vėžį, širdies ligas ir panašiai, turi labai daug vitaminų ir gali taip pat padėti gydyti diabetą, na žodžiu. Tai gerai, daugiau nešnekam ir ragaujam rambutaną. Aš internete pasižiūrėjau, kaip ten jį reikia atidaryti, nu žodžiu, tai aš dabar bandysiu atidaryti taip kažkaip. Na žiūrėk, kad aš dabar rambutaną taip pat jaunu. Aš tikiuosi jo čia pačią neįpjausiu. Nu va, aš tiesiog jaunu, tai va matot, jisai atrodo kaip kaštonas, ne? Pažiūrėkit va. Ir štai atidarau. Atrodo, turėtų būti labai prinokęs. Nu, $5. Tai rambutanai jau turbūt čia turi būti labai jau skanu, žinot. Žiūrėkit. Kvapas? Aš nežinau, čia mano rankos, nes visada nusiplaunu rankas grįžusi iš lauko, iš bet kur, ar namie kažką krapšnėjęs darausi, visada rankas plaunuosi per dieną 100 kartų. Aš kažkaip taip labai apsėsta tų rankų plovimų, man tos bakterijos. Tai nežinau, čia mano eukaliptų tokių rankos kvepiančios ar... Žinau, kaip kvepia? Kaip obuolys žalias lietuviškas, toks prakastas, žinot? Palaukit, aš nežinau, tai pirmą aš išimsiu šitaip. Išimu rambutaną. Dar pradžiai galvojau, kad čia yra toks, kad jis bus, turi viduje irgi seklytę kažkokią. Galvojau, kad jisai bus toksai kaip lyčius, nu bet pažiūrėsim ar gausim, nu? Skanus, minkštas, sultingas, tikrai galiu pasakyti, kad šiek tiek panašus į obuolį gal. Ir iš tekstūros irgi panašus į ličių. O turbūt su žieve kandu. Žinokit, nieko. Nu, bet už $5 tikrai nepirkčiau. Na. 2 kąsniai ir tiek to vaisiaus. Žinokit, nu nenoriu pameluoti, man atrodo, aš $5 sumokėjau, nes aš neskaičiau čekio. Arba $2, arba 5, bet kokiu atveju. Paragavau ir užteko. Nebent va dabar, kai važiuosiu į Balį, jeigu tenai bus rambutano ir bus labai pigiai, tai tada galbūt ir nusipirkčiau ten kilogramą kokį. Bet šiaip, tai va, tiek to rambutano. Na, kadangi 2 dienos atgal aš dariausi nugarinės kūno dalies treniruotę, tai šiandien nutariu pasidaryti priekinės kūno dalies treniruotę. Ir apšilau su paprastais pasivaikščiojimais, su įtupstais, su paprastais pritupimais, tam, kad tiesiog apšilti šiek tiek keturgalvį raumenį. Ir pirmas pratimas tai bus pritupimai, pasiėmiau lengvesnį svorį, po 15 kg čia berods kiekvienam šone. Ir aš su šitu svoriu likau iki pačio galo, todėl kad aš dariausi supersetus. Pritupimai ne tik dailina mūsų užpakaliukus, ką merginos esat turbūt pratę girdėti, kad daryk daug pritupimų ir gausi gražų riestą užpakaliuką, bet labai daug apkrovos gauna ir mūsų keturgalvis raumuo, tai todėl iš tikrųjų grinai neturiu leg press ten kojų ištiesimų keturgalvių raumenį, neturime čia tokių treniruočių salėje, tai aš noriu būti kūrybinga, tai dabar dariausi pritupimus ir tam, kad aktyvuoti labiau keturgalvį, štai darausi tokius varliukus. Alkūnės laikome viduje kelių ir tiesiog taip linguojame viršų į apačią ir patikėkit, labai keturgalvis užsidega. Tai aš pasidarau varliukų 15 arba 20 po savo pritupimų, kada jausite, kad dega kojos. Atsistokite 3 sekundėm, jeigu visiškai negalite laikyti, tada vėl atgal ir tęskite tos varliukus. Ir dabar štai antras priėjimas, iš tikrųjų ne antras priėjimas, čia yra kitas pratimas, kurį dariau. Tai va štai svorį nusimažinau šiek tiek, čia po 10 kg kiekvieno šono ir pati štanga yra 20 kg. Ir štai darausi tokius thrustus, į viršų į apačią, tokius nuo kelių pritupimus kaip ir. Ir tada surrenders. Atsistoji ant kelio vieno ir šiek tiek keliai suglausti, tada atgal ir tada ant kito kelio ir vėl atgal. Ir vėl darausi tokius 4, 5 į viršų, vėl stoju ant vieno ir atgal, ir tada ant kito ir atgal ir visada spauskite iš kulno kuo labiau. Ir pasitenkite, kad niekada jūsų kelias neįtų priekyje kojos pirštų, niekada nebūtų toliau negu kojos pirštai, tada jūs nuimsite visą didelį svorį ir krūvį nuo jūsų kelių.
Tai va, aš tokiu pasidarau apie 4-5, nes iš tikrųjų labai sunkus pratimas, ypatingai jeigu didelis svoris, labai kojos uždega. Ir dabar einu prie krūtinės. Labai retai kada darau krūtinę, tai čia vėlgi 20 kg štangą ir po 5 kg svoriukų iš šonų. Tai dariausi tiesiog paprasčiausiai gilių įspaudimų. Dariausi jų 10 ir paskui vėlgi supersetinau šitą pratimą. Aš neinu labai dideliems svoriams, todėl kad aš išdeginu su supersetais visą savo raumenį. Supersetinau su paprastais atsispaudimais ir šiek tiek ant pakilos. Tai pirmąjį setą dariausi ant štangos, kuri ir buvo toje pačioje vietoje, kaip ir dariau spaudimus. Ir krūtinę reikia stengtis liesti kuo arčiau, tada labiau aktyvuosite visą raumenį. Ir antrą priėjimą aš dariausi atsispaudimus ant to pačio suoliuko. Tai todėl, kad man šičia buvo šiek tiek per lengva. Ir visada jūs galite varijuoti, jeigu jaučiate, kad jums yra per sunku, tai tada galite eiti aukščiau, jeigu jaučiate, kad yra per lengva, tai galite eiti žemiau. Tai vėlgi čia va mano antras setas. Ir rankas laikau šiek tiek plačiau negu pečių plotyje. Irgi liečiu krūtinę, bet jokiais būdais netrenkite į krūtinę, stenkitės, kad svoris tiesiog paliestų jūsų krūtinę, to užteks. Nenorime smėlynių, mes norime saugiai sportuoti, kiek tik įmanoma saugiau. Ir va pasidariusi tuos, tai jau padarysiu ir atsispaudimus. Vėlgi šiek tiek jie sunkesni. Rankos plačiai ir krūtinę liečiam suoliuką. Sekantis pratimas tai yra vėlgi krūtinė, bet tiesiog variacija kitokia ir suoliukas yra šiek tiek pakeltas ir po 12,5 kg kiekvienoje rankoje vėlgi darau tokius įspaudimus ir mažiau rankos yra įrėmintos, daugiau veikia stabilizuojantis raumenis ir štai daugiau gaunu iš tikrųjų aš nuo šito pratimo skausmelio kitai dienai. Tai turbūt daugiau mano raumo žeidžiamas yra su pakeltu suoliuku ir su lengvais svoriais. Nelengvais svoriais, bet tiesiog atskiriais svoriais kiekvienoje rankoje. Ir šitą dariausi pratimą vieną ir ant pačio galo, ant 10, 3 arba 4 kartus štai tokių papulsavimų ir išspaudžiu iki pačio viršaus. Ir čia be superseto. Vėliau dariausi tiesiog spaudimus į viršų pečiams. Dariau vėlgi štangoje, kiekvienoje pusėje yra čia po 2,5 kg svoriuko, pati štanga 20. Ir štai pilvą reikia laikyti labai tvirtai įrėmintą, alkūnės eina maždaug į priekį. Leidžiame prie pat pečių, ne žemiau, ne aukščiau. Ir spaudžiam į viršų. Ir jeigu pasidaro labai sunku, tai neskubėkite dar nusiimti svorio. Galite jūs tiesiog šiek tiek padėti nuo pėdų pasistiepdami į viršų. Matote, man čia jau darosi sunku, tai mano kūnas šiek tiek juda, jau aš palinkstu ir šiek tiek su visų kūnu savo padedu pečiams išstumti visą svorį į viršų. Bet paprastai tai reikia pasistengti laikyti visą pilvą įtemptą ir kuo stabiliau, nejudinant kūno, judinant tik tai pečius, rankas be abejo. Ir supersetinau su piramidės atsispaudimais, vėlgi pečiams. Galvą stengtis liesti, tai mano aš kaktą va čia, viršų galvį šiek tiek paliečiu prie žemės ir kylam į viršų, irgi labai išdegina. Kitas pratimas, vėlgi priekinė raumenų grupė, tai bicepsas, laikau vėlgi hantelius po vieną ranką, hammer curls ir priekį atverstų delnų, pasidarau šitokių 10, kiekvienai rankai. Ir supersetinu su štai tokiais rovimais pasilenkus vėlgi labai daug apkrovos yra jūsų bicepsui, alkūnės spaudžiam, klijuojam prie pat šonų ir jūsų delnai atversti. Ir be abejo, pratimus užbaigiau kažkuo pilvo presui, kažkas tai yra Russian twist, tai tokie twistai. Su 8 kg gira dariausi šį kartą, kojas laikant viršuje, V-sit, tai jūs šiek tiek V raidės formoje gulščiai laikote savo visą kūną viršuje. Ir antras pratimas yra štai kojų kelimai. Kodėl aš laikau svorį kojų kelimam? Todėl, kad svoris labai dažnai padeda išvengti to nugaros skausmo arba diskomforto nugaroje.
ir svoris kaip ir mus įrėmina, mūsų nugarą prispaudžia prie pačios. Ir štai tas kojų kėlimas, aš dar noriu parodyti tokį advanced, patyrusių pratimą ir variaciją. Tai iškeliant klubus į viršų ir šiek tiek sukant į kairę ir tada šiek tiek sukant į dešinę. Arba tiesiog kylant į viršų ir klubus nešant į viršų kaip žvakės. Pratimas, va taip panašiai. Na štai, mėlyje, nufilmavau jums dabar visos priekinės kūno dalies treniruotę. Jeigu bandysite, leiskite žinoti ir tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko šis video, labai kviečiu prenumeruoti mano kanalą. Jūs galite sekti mane Facebook'e ir Instagram'e misfit.lt. Ir aš labai komentaruose lauksiu jūsų patarimų, kokias treniruotės ir prašymų, kokias norėtumėt, kad filmuočiau ir kokius receptus dėčiau arba apskritai kokius video. Tai leiskite žinoti komentaruose žemiau. Iki.